Nycių kaimo gyventojai, turtuoliai Batuotas ir Ksena Katinai tokia ypatinga ir šventiška atėjusi žolinė šventės rytą surado savyje kilusi norą imti ir padaryti tą progą kažką kitaip, paminėti šią šventę visai ne ten, kur metai po metų įprastai jie vis dažniausiai švenčia. Jau nebe Kėžių kaimo bažnyčioje, o kažkur kur nors kitur, toli nuo šių vietovių, kur stovi tikrai gan didelė bažnyčia. Taigi Katinų pora tuoj pat sėdo tiesiai į savo Mercedesą Geliką ir dar lydimi asmens sargybinio Roberto Roboto, nudūmė tiesiai į pat Vabalninką, kur šiandien kaip tik ir vyksta žoliniai skirtos tikrai didelės iškilmės. Ir vos tik užsukė į jo vietinę, iš tolo baltomis sienomis šviečiančią bažnyčią, ten tuoj jau pateko į tokią didžiulę susirinkusių gyventojų tirštalynę, kad vos surado savo laisvą vietą prisėsti, ir tai tik palei sieną. Tik tos mišios buvo gan labai ilgos ir nyciečiams tikrai užtruko. Bet šioje visoje svetimų gyventojų minioje nyciečiai turtuoliai visgi niekiek nesijautė svetimi ar vieniši, nes jie ir nebuvo po vieną, jiedu buvo visą laiką tik drauge. O tik po mišių išėjus į lauką iš bažnyčios Batuota ir Ksena Katinus ten už Šventoriaus vartų tuoj pat ir pasitiko gan smagi proginė mugė, su visais parduodamais spalvingais, ilgais saldainiais, skanumynais ir su mažais vaikais, kurie vis prašo iš savo tėvų jų nupirkti. 2026 m. rugpjūčio 15 diena. Įžengimas į Vabalninko bažnyčią šventovę ir Ksenos basučių blizgesys. Vos tik atvykėliai iš Nycių kaimo Kupiškio rajone, turtuoliai Batuotas ir Ksena Katinai pravėrė Baltos Biržų rajono Vabalninko bažnyčios duris, juos ten išsyk pasitiko tirštas žmonių šurmulys, smilkalų kvapas ir vargonų aidas. Viduje beveik nebuvo kur kojos pastatyti, tikra gyventojų tirštalynė. Ksenos Katinienės aukso spalvos atviros basutės su aukštu kulniuku skambiai kaukšėjo į bažnyčios grindinį. Jos taip tviskėjo naujumu, kad akimirksniu patraukė šalia stovinčių gyventojų, o ypač kelių jaunų vyrų, dėmesį. Pirmiausiai dar tik prie durų bestovėdami jiedu nyciečiai su rankomis persižegnojo ir tik tada jau tvirtais žingsniais ėmė žengti tiesiai tolyn. Batuotas Katinas, rimtas, pagyvenęs tvirtas vyras, pastebėjęs tuos žvilgsnius, tik išdidžiai pasitaisė savo ryškiai mėlynus marškinius. Sutuoktiniai iš Nycių kaimo susirado vienintelę laisvą vietą, ant medinio suolo palei pat sieną. Vos tik prisėdę, jiedu sinchroniškai įsitraukė savo mobiliuosius telefonus, spustelėjo netrukdymo režimą ir paslėpė juos kišenėse, kad niekas netrikdytų šventos ramybės. Tokia jau jų nuo seno yra tradicija, vos tik įžengus į bet kuriuos Dievo namus, prieš pačią prasidedant mišioms. Ksena Katinienė sėdėdama ant to pasienio suolo ant kelių pasidėjo žolinės puokštę su geltonomis javų varpomis ir oranžiniais gėlių žiedais. Sutuoktinių pokalbis ant suolo. Batuotas Katinas pasilenkė prie pat savo mylimo žmonos, su kuria dar vakar kaip tik buvo atšventę savo santuokos sukūrimo 27 metų jubiliejų, nužvelgė aplinkui stovinčias moteris trumpais sijonais ir pusbalsiu pradėjo pokalbį. Batuotas Katinas, matai žmona, kiek čia žoliniai šįsyk vėl publikos atvykti sugebėjo. Tikra sausakimšai sukvietė. Ne veltui važiavom su Geliku tokį ilgą kelią, daug kilometrų iš savo Nycių kaimo į šią pusę. Kėžiuose tikrai nebūtume matę tokių iškilmių. Ten turbūt dabar būtent tuo pačiu metu mudviejų sūnus Naitmenas su savaja žmonelė Marijana gal yra nuėję ir su kitais savo kaimynais nyciečiais irgi lanko šios vasaros brandos pabaigos šventės religinius atlaidus. Kas žino juos? Bet buvo lyg ir sakė man namie, kad ten irgi ketinantys eiti su žolių puokštelėmis savo rankose. Kaip ir mudu Ksena dabar. Ksena Katinienė, švelniai šypsodamasi, pasitaisydama juodo suknelės petnešėlę, matau, Batuotai matau. Žmonių tiek, kad vos kvėpuoti yra kuo. Bet pažvelk, kaip visi ten toje kairėje mums pusėje vis žiūri į mano naujasias auksinės spalvos basutes. Ir daugiausiai vien tik jauni vyrai spokso, akimis sekioja. Man atrodo, vietinis jaunimas pamiršo ir pačias mišias žiūrėdamas į mano kulniukus. Batuotas Katinas, tyliai nusijuokia pro dantis, na, o kaip nežiūrės. Nycių turtuoliai juk turi parodyti klasę net ir Vabalninke. Tik va, žiūriu, tos mišios nusimato gan ilgos. Man jau dabar atrodo, kad laikas prailgsta. Ksena Katinienė, nedėjuok, brangusis.
Svarbiausia, kad mes sėdime čia, šioje svetimų žmonių minioje, bet savyje jaučiamės puikiai. Žinai kodėl? Nes mes nei kiek nesame svetimi ar vieniši, mes visą laiką esame drauge. Bet manau, kad kiti asmenys, kurie tikresnį ir gilesnį tikėjimą savyje turi išsiugdę, galbūt ir bandytų prieštarauti tokiam tavo pasakytam teiginiui, kad šios mišios tau neva per ilgos visada esti. Bet čia jau yra kiekvieno savitas ir asmeninis reikalas, kiek būtent to tikrojo tikėjimo šiomis kunigo mums į galvą kalamomis religinėmis tiesomis mes iš tikro dabar savyje esame turintys. Man tai visai ir užtenka tik tiek, kiek per visą savo gyvenimą, kiek per savo nugyventus 58 metus jo iki šiol širdyje jau esu sukaupusi. Moku šiek tiek maldų, esu krikštyta, turiu pirmosios komunijos sutvirtinimo santuokos sakramentus ir man to per gyvenimą visai kol kas patenka. Ir tikriausiai ir tau pakanka gyvenime, brangusis batuotai, argi ne? O va mudviejų asmens sargybinis Robertas robotas augo Geliką lauke. Batuotas katinas, pasižiūri į rankinį laikrodį esantį ant Ksenos rankos, tiesa sakai, žmonelė. Iškesim tas ilgas mišias, o tada tiesiai pro Šventoriaus vartus į mugę. Jau dabar užuodžiu tuos ilgus, spalvingus saldainius ir skanumynus. Nupirksiu tau didžiausią skanėstą. Ir kaipgi be to būtinai dar ir nemažą krūvelę saldžių kermošinių saldainių tiems mūsų abiem mažiems anūkams. Jiegi visada tik ir laukia namie to, kas iš kelionės bus tėvų ar senelių gardaus parvežta. Ksena Katinienė, mirkteli akimi, sutarta. Tikėkimės, tie svetimi vaikai neišpirks visų saldumynų, kol mes čia sėdime palei sieną. Reikės paskui mums būtinai tikrai kažką skanaus ir savo tiems mažiems anūkams būtinai irgi paimti, prieš pat mums trims išvažiuojant atgal į namus Nycių kaime.